Mes esame Vilniuje, naujame Kelių namų kvartale, kuriame pagrindinė fasadinė medžiaga buvo pasirinkta Cedral Lab dailylentė. Tai yra labiau galbūt žinoma iš senų laikų kaip klasikinė dailylentė, gaminama čia Lietuvoje, Naujojoje Akmenėje. Šiek tiek išskirtinis objektas yra dėl to, kad dailylentės montuojamos yra vertikaliai su tarpeliu ir yra tvirtinamos su matomu tvirtinimu. Labai dažnai žmonės bijo šito montavimo būdo, būtent dėl to, kad matysis sraigtai ir jie galbūt įsivaizduoja, kad tai yra neestetiška, negražu arba nepriimtina tiesiog. Bet vystytojas pasirinko būtent šitą montavimo būdą, tikrai gražu, tvarkinga, estetiška ir šiek tiek kitaip. Montuojant dailylentės vertikaliai, pagrindinis dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį į karkasą, tai yra tai, kad turėtų būti dvigubas grebestavimas. Karkasas grebestuojamas pirmiausiai vertikaliai, o vėliau horizontaliai. Kadangi dailylentės privalo būti montuojamos ant vėdinamo, ventiliuojamo fasado, dėl to būtent ir reikalingas dvigubas grebestavimas. Kadangi vertikaliai tvirtinamos dailylentės yra prie horizontalių tašų, o jeigu tik tai panaudosime vieną grebestavimą, vėdinamo fasado nebus.